Nedas Krosvalas, taip pat ir Arūnas Mikalauskas, bet kaip kalbėjo Nedas Pocevičius, viskas priklauso ekipoje nuo dviejų žaidėjų, nuo dviejų gynėjų. Tai yra Amito Ebo, čia dėjimas iš viršaus ir taip pat žinomo Džozepo Giraro. Dževičius. Ir matome pametimo Ignas Vaitkus, 46%. Jo tritaškių šiame sezone pasiekė tikslą. Kristupas Žemaitis, perdavimas Tarminui, Tarminas iš toli. Krepšinio lygoje jo statistika siekia 4 taškus ir 3 naudingumo balus. Wolves Twinsbet komandoje metimas iš toli, dar kartą pataiko Krišonas Tarminas. Siunčia linkėjimus savo komandos atsarginių žaidėjus stabdyti greitas varžovo atakas ir patiems greitai pulti. Tai yra svarbus faktorius. Dar kartą iš toli ir dar kartą taikliai Krišonas Tarminas pataiko tritaškį. Ir mažina atsilikimą pelnės 2+1 iki 7 taškų, 6-13. Dabar Regimantas Miniotas, komandos kapitono prasiveržimas ir taškai pelnyti dešinę. Puikus kūrėjas yra Mitas Ebo, kaip čia labai gerai sujuda kamuolys ir Blaževičius pelno taškus. Kaip kalbėjo dar regis Jonas Mačiulis, Kristi žemyn, čia perdavimas Jeffrey Taylorui, jis į baudos aikštelę, perdavimas atgal. Nuo vienos kojos metimas tikslo nepasiekė, atkovoja kamuolį Jogėlą, gerai skaito žaidimą ir Kristupas Žemaitis pataiko. Žaidžia po 11 minučių, renka 4 taškus, 4 naudingumo balus. Turėjo visai neblogų atkarpų jis ir Klaipėdos komandoje, Neptūno gretose. Vaitkus lieka 1-1, nuslipinta užtvara, perdavimas įkertančiam komandos draugui, pagauna kamuolį čia Giraras, bet galiausiai jis yra iškrapštomas Nevėžio komandos žaidėjų. Ties žingsnių riba, Jeffrey Tayloras iškiša perdavimą. Kariniauskas, geras perdavimas ir taškai pelnyti Bruksas. Beveik tiek pat laiko atakai, kiek iki kėlinio pabaigos. Gražiai neria, įmeta nuo lentos ir pataiko Andrius Andriusas. 29 taškai per pirmą. Dailas Duala veržiasi į dešinę, eina dabar į kontaktą. Čia Arnoldas Kulboka. Giraras kol kas su juo dirbama neblogai. Giraras į kontaktą ir Marekas Blaževičius blokuoja varžovo metimą. Tas Ebo čia galbūt norėjosi metimo dešinę ranką, stipriąją kairę pabandė atakuoti Mitas Ebo iš apačios, nepataikė, o čia Kristupas Žemaitis. Kalbėjo apie šį žaidėją Alessandro Magro, kad Kristupas Žemaitis yra labai geras metikas ir ypač statinių padėčių. Jis tikrai susimesti gali, kartais ir sudėtingesnius metimus pataikyti. Dabar pataikė tritaškį, bet po įmesto tritaškio seka varžovų taiklus tolimas metimas. Giraras yra tikslus. Marekas Blaževičius 1-1 ir Marekas Blaževičius įveikia savo varžovo žaisdamas nugarą. Blaževičius 1-1 prieš Nikerevemą ir įveikė varžovą, naudojasi. Matas Jogėla, Tarminas yra laisvas, bet perdavimo jam nėra. Jogėla lieka prieš Girarą, žaidžiama 2-2, kampe yra Kristupas Žemaitis, bet pats pabaigė dabar jau gaidui. Tos aikštelė Marekui, naudojasi tomis situacijomis Blaževičius. Gražus driblingas, liekama 1-1 prieš Krosvelą. Įvedamas kamuolys Blaževičiui ir Marekas pelno dar 2 taškus. Tarminas iš karto pats matėsi, kad atakuos. Stabteli prieš Krosvelą, meta tritaškį, jo neįmeta. Regimantas Miniotas gauna perdavimą ant ūso, vėl gerai įvedamas kamuolys Blaževičiui. Labai atletiškas žaidėjas, 8 sekundės lieka iki atakai skirto laiko pabaigos. Regimantas Miniotas prieš Mikalauską, 1-1, sunkiai laužė čia, bet išsimeta, nepataiko, tiesa, Panielį Baslyką atakuoja Giraras. Ir, na, čia nesusikūrė geros situacijos Giraras. Reikia greito metimo, jis yra ir spėja dar pataikyti ir Wolves Twinsbet. Arnoldas Kulboka nuskuodė į greitą ataką su kamuoliu ir nesusikūrė geros situacijos, metė, tikrai įsibėgėti gali tiek jis, tiek Giraras. Žemaitis, kersas perdavimas prie tritaškio linijos, metimas iš toli, pataiko dabar ir Krišonas Tarminas. Tad 23-6 per šį kėlinį, gera užtvara, kurią stato Blaževičius ir pataiko Vaidas Karniauskas. Žaidimas nugarą, Kozys, žaidžia 1-1, Andrius Andriusas. Ir mėginimas atlikti perdavimą, bet 9 įspūdingas pataikymas, Andrius Andriuso metimas per trumpas. 72-64, klaida šį kartą Kėdainių komandos, nepatenkintas Petrauskas.
Abie ekipos turėjo po 4 komandinės pražangas, skirtumas tirpsta iki 6 taškų. Jonas Zakas dabar grįžta ant parketo. Jo funkcija, žinoma, dabar galima sakyti padėti komandai, nesugadinti tos geros atkarpos, pasiginti, įnešti gerą energiją, o čia Arnoldas Kulboka pataikė. Ignas Vaitkus, labai sudėtingas reidas, sudėtingas metimas, bet jis pasiekė tikslą. Gera užtvara statoma per apačią, einama šį kartą prieš Andrių Endriusą. Matas Vaitkus tai daro. Kėlinė, o vien per ketvirtį Nevėžis OpTibet surinko 12 taškų greitomis atakomis, tad 12 taškų greitomis atakomis, 21.3 taškais, o čia taiklus Andrių Endriusas. Labai sudėtingas metimas, bet faktas tas, dabar reikia būtent Andrių Endriuso lyderystės. Kai situacija gana sudėtinga, kai kėlinys prastas iš priekio, eina Regimantas Miniotas, kamuolys iškrapšto. Andrių Endriusas pražanga 3 baudų norėtų akistatoje su Panevėžio komanda Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyre. Skersas perdavimas čia. Ir įspūdingas Jeffrey Tayloras. Išsiveda Mareką Blaževičių, Krosvelas turi prieš save Tarmeną, nėra lengva įveikti Tarmeną, bet štai taip bando padaryti Krosvelas, Tarmeno blokas labai toks nuožmus. Žemaitis. Ant popos čia lieka Arnoldas Kulboka, atakuoja Džiraro Stepautą ir Arnoldas Kulboka, na čia aukščiausia klasė. Labai šaltakraujiškai, labai ramiai šokdina varžovą ir pataiko tritaškį jis. Amitas Sebo. Į dešinę žaidžia 2 prieš 2. Vitalijus Kozys. Kairė pusė veržėsi, dvigubinama gynyba ir šį kartą Amitas Sebo uždinaitas, kaip sakoma, jis klysta, Tayloras greitoje atakoje snogą gauna Jeffrey Tayloras, bet... Duala. Veržėsi į dešinę Darilas Duala. Įvedamas kamuolys Krosvelui, bet vėl eina iš priekio, vėl spaudžiasi baudos aikštelėje Wolves Twins bet. Ir tai yra gera gynyba, kamuolys perimamas. Pastaruoju metu nėra daug tritaškių Nevėžio OpTibet, nepaisant to, kad žaidėjų pataikyti galinčių yra, o čia taiklus ir Krišonas Tarminas. Jis lygina rezultatą 90-90 ir 5:20 iki ketvirto kėlinio pabaigos. Amitas Sebo. Lieka prieš Arnoldą Kulboką, gali atakuoti lėtesnį varžovą. Dar vienas išsikeitimas. Amitas Sebo dabar turi Blaževičių, ieškoma pranašumo situacijos. Čia Krišonas Tarminas. Džiraras bandoma jį išlaisvinti. Perdavimo jam nėra. Kozys, Krosvelas ir klaida. Labai daug apmaudžių klaidų pastaruoju metu daro kėdainiečiai. Jeffrey Tayloras įveda kamuolį šioje situacijoje žaisti nugarą Tarmenui, atgal Kulboka meta tritaškį ir dar kartą pataiko Arnoldas Kulboka. Kraujiškas Kulboko žaidimas, svarbus. Tarmenas, reikia galvoti apie metimą. Žaidimas 2 prieš 2, Tarmenas iš tolimų nuotolio nepataiko, įmamas kamuolys puolime ir Arnoldas Kulboka ir toliau su Lietuvos Ryto antra komanda. Čia 1 prieš 1, Amitas Sebo krinta, iškrapšto kamuolį Tarmenas, į priekį Kulbokai. Įvedamas kamuolys Tarmenui, Tarmenas bando kurti iš pausto, Žemaitis 2 prieš 2, Blaževičius leidžiasi žemyn ir dar 2 taškai po šio pick and rollo.